Tai sveiki, šiandien žaidžiam BT2 5. Kaip matote, žaidžiu jau šiandien ant Medium. Aną video aš nesigirdėjau, dabar šitą gėjimą filmuosiu dažniau. Šito žaidimo linką atsiųsiu į description įdėsiu, o jeigu pamiršiu, tai į komentarą įdėsiu. Tai dabar, kaip matote, jau aš čia pražaidęs, galiu filmuoti tik 10 minučių, tai biškį pažaidžiu, arba kad jums būtų biškį įdomiau. Biškį palaukiu, tai vieną žodžiu. Dabar, kaip matote, jau 11 raundas beveik. Gali laginti balsas, nieko tokio. Jeigu norėsit kokį Minecraftą, kad pafilmuočiau, rašykite į komentarus. Dabar patėsiu šmagą. Man čia biškį koks ir iš pradžių neįdomus, bet tai kaip pažaidė biškį. Man draugai šitą žaidimą pasiūlė. Aš visiškai šitą žaidimą nežinau, net nenorėjau jo bandyti. Norėjau kažkokių kitų žaidimų, bet tai biškį pažaidžiau ir paskui norėjau žaisti toliau. Aišku, iš pradžių, bet tada pirmą dalį žaidžiau, bet tai šitas įdomu. Šitas dar įdomiau, nes čia gali draugui pervesti pinigų, kai žaidžia tą būdų, o ant to BT2 gali jam leisti balionus, tai biškį nesąmonė. Jei norėsit filmuoti video su manim, palaukit. Vien žodžiu, numesiu į description savo Skype'ą ir savo draugą. Mes su juo filmuosim kartais. Jisai irgi gali pradėti YouTube greit, nežinau. Jei galite, užprenumeruokit kanalą, pakomentuokit kokių žaist Sampatį, Minecraft ar ką panašaus. Attack of LBT, vien žodžiu. Kažkokį modą iš Minecraft'o, jei norit, galiu pažaisti. Matote, aš biškį daug gynybos nustatau, tai šitą padėsiu. Čia įsimėto spyglius. Dabar geresnis bus. Gali būti, kad per video, kiekvienas filmuosiu, daug nekalbėsiu, gali būti, kad visiškai užtilsiu. Pavyzdžiui, kaip antram video aš ten šnekėjau, o kai baigiau filmuoti video, įkėliau video tada ir pasižiūrėjau, kad aš visiškai nesigirdėjau. Dar 6 minutės liko filmuoti, darysiu pratęsimo šito. Jei ten girdis, kad kažkas ant reikia, tai nekreipkit dėmesio. Laukite, aš tuoj grįšiu, stabdysiu video, tuoj grįšiu. Jei pamiršau, kad buvau sustabdęs video, tai vėl pradedam, kad man biškį aš čia pažaidžiau, tai dabar metalinių tik lenda. Šitą vandinį jų negali pramušti. Reikia arba tokio upgrade'ą šito pasidėti, arba užsiupgrade'into kitų dalykų. Arba magų pasidėti ir geriausia.
5 minutės man liko dar čia filmuoti. Darysiu pratesimą, nes nespėsiu iki 65 raundo. Kaip sakiau, jei nežinosit šito žaidimo, tai description'e numesiu linką jo. $32 raundas ir dar nieko nepasistatęs. Jeigu žiūrėt, kad daugiau statytis reikia. Kaip matot, man biškį lagina, tai... Ir jeigu norėsit, pavyzdžiui, turėsit va tokį va, jį pastatai ir kur vedi pelį, jisai ten šaudo, paskui parodysiu, tai jei norėsit nespaninėt va čia va, tai tiesiog galėsit paspausti space'ą 2 kartus ir tada jums pradės. Laukit, aš einu į tualetų, stabdysiu video. Gerai, grįžom jau. Sako, saugos kem 2 raundą. Tai aš tu juos apsaugosiu. Šitą dar nedėsiu. Dabar šitą irgi nedėsiu. Dėsiu va šitą va. Šitas biškį kartais praverčia, tai jis beveik viską daužo, kai jis čia gyvoja šitam žaidime. Nedaužo tokių blizgančių balionų. Šitų va jis nedaužo. Laukit, aš tuoj grįšiu. Grįžom. Man toks draugas įrašinėjo, aš nekreipsiu į dėmesį, nes atsibodus man jau. Dabar padėsiu šitą kažkur va čia va. Tada va. Dabar biškio apsaugos dadus, kaip matot, nes jau yra 40 raundas, tai vienu žodžiu, gerai, mes baigiam šitą video, prenumeruokit, komentuokit, laikinkit, jei jums patiko, aišku, negalėkit su laiku, arba galite nespausti, nežinau, kaip jūs norit, jūsų nuomonė, gerai. Viso gero. Gerai, mes ir vėl grįžtam. Čia bus pratęsimas to kažko.
Tai nežinau, dėl ko kitam video pasakiau viso gero. Nerimtai nežinau dėl ko. Tai nepykit dėl to. Nes šiandien biškai užnesavus. Žiūrėkit, dabar šitą pastatom. Padarom, va taip va. Aš dabar jisai va taip va šaudo. Aš galiu va čia va pakreipti. Nu kur aš pelytę judinu, ten ir jisai eina. O, čia pinigų dabar daug gaunu. Bet aš šitą parduosiu. Pasidarysiu geresnį tokį dalyką. Paskui galėsiu pasidėti tokį geresnį. Parduodam. Šitas man nieko neprideda. Bet dar pasiliksiu aš. Prideda biškį. Ai, paliksiu aš. Gal geriau iš viso nepardavinėsiu, nieko tik tavo pardaviau ir gerai bus. Dabar šitą pasidariau, dabar man mėtis po 200, kai šitą nusipirksiu, man mėtis po 300. Tai šiaip apsimoka, nes daug jisai pinigų mėto. Dar 20 raundų liko. Tai šiandien gal filmuosim tokį mapą, kur sukūrėm mes, tai ten bus jokių kliūčių. Ten su tokiu draugu, ten kur Minecraft'ą žaidėm, įkėliau video. Dar gal kelsim, arba nelabai, nes ten netyčia tas serveris sustojo ir dabar nieko nėra. Gerai, šitą video baigiu ir šiandien gal dar jokių kliūčių, kaip sakiau, filmuosiu. Gerai, viso gero.